Ar kada buvote tokioje situacijoje, kai gyvenimas tarsi išsprūdo iš rankų? Kai viskas, kas atrodė stabilu, sugriuvo per kelias akimirkas. Gydytojo diagnozė, netikėta artimo netektis, darbo praradimas, sužlugdytos svajonės ar vaiko nuklydimas. Kiekvienas iš mūsų galėtume papasakoti bent vieną istoriją, kai viskas aplink atrodė griuvo. Tokiose situacijose dažnai kyla labai paprastas, bet svarbus klausimas. Kuo galiu pasitikėti, kai net savimi nebepasitikiu? Biblija mus nuolat kviečia pasitikėti Dievu. Tačiau pasitikėjimas nėra natūrali mūsų būsena. Mūsų senoji prigimtis, tas žmogus mumise, kuris nori viską žinoti ir kontroliuoti, visada siekia būti šeimininku. Mes norime turėti savo gyvenimą tvirtai savo rankose. Norime planuoti, analizuoti, valdyti. Ir kai mus pasiekia tokie žodžiai, kaip nesiremk savo supratimu, jie mus glumina ir atrodo nesuprantami. Ar mūsų supratimas blogas? Ar neturėtume galvoti, planuoti, analizuoti? Žinoma, tai svarbu. Bet šventasis raštas primena apie mūsų ribotas žinias. Dievas nesumenkina mūsų proto ar gebėjimų. Priešingai, jis pats juos sukūrė. Tačiau jis moko, kad mūsų pasitikėjimas juo turi būti aukščiau mūsų pačių logikos, patirties ar net emocijų. Štai kodėl patarlių knygoje sakoma, visose savo keliuose pripažink jį, tai jis ištiesins tavo takus. Tai reiškia, kad kiekviename sprendime, kiekviename žingsnyje, kiekvienoje kryžkelėje Dievas kviečia mus kreiptis į jį, nes tik jis mato visą paveikslą. Tačiau mes dažnai pasitikime tuo, kas regima. Pinigais, draugumu, sveikata, pažintimis ir svarbiausia savimi. Visa tai savaime nėra blogi dalykai, bet kai jie tampa mūsų galutinė atrama, jie žlunga. Ir kai tai, kuo rėmėmės, sugriūva, suvokiame, kad mūsų uola buvo labai trapi. Kiek kartų sakome, kad pasitikime Dievu, bet iš tiesų savo širdyje visada turime sugalvoję planą B. Kaip dažnai meldžiamės Dievui, tačiau slapta tikimės, kad jis tiesiog įvykdys mūsų planą A. Tai panašu į žmogų, kuris sėdi pririštoje prie kranto valtyje ir stebisi, kad niekur nejuda, niekur neplaukia. Jis sako, aš pasitikiu šią valtymą, bet valtis lieka pririšta. Jis irkluoja, bet valtis nejuda. Tam, kad ji pajudėtų, reikia atrišti virvę, atsisakyti kontrolės. Pasitikėjimas Dievu dažnai reiškia paleidimą, o paleisti mums labai sunku. Mes norime žinoti atsakymus, matyti aiškiai kryptį, suprasti, kodėl vyksta vienas ar kitas dalykas. Bet Dievas kviečia mus pasitikėti net tada, kai nematome pabaigos, kai nežinom, kaip viskas baigsis, koks bus sekantis žingsnis. Pasitikėjimas Dievu nėra vien jausmas. Jis nepriklauso nuo to, ar tuo metu jaučiamės stiprus ar silpni, džiugus ar liūdni. Pasitikėjimas tai sprendimas, tai vidinė laikysena, kylanti iš pažinimo, koks yra Dievas. Dievas niekada nesako, pasitikėk, nes tu stiprus. Ne, jis sako, pasitikėk manimi. Tai reiškia, kad mūsų pasitikėjimo pagrindas yra ne mūsų jėga, bet jo ištikimybė. Naujasis testamentas pilnas pavyzdžių, kaip žmonės patyrė Dievo veikimą pasitikėdami juo. Evangelijoje pagal Matą mes skaitome šimtininko istoriją. Šimtininkas sako Jėzui, tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. O Jėzus nustebęs atsako, tiesą sakau jums, tokio tikėjimo
pasitikėjimo neradau net Izraelyje. Taip pat matome Evangelijoje, mes skaitome apie kananietę moterį, kuri meldėsi Jėzui išlaisvinti jos dukterį. Neatstojo net tada, kai Jėzus atrodė ją atstumintis. Jos pasitikėjimas buvo apdovanotas. Evangelijoje pagal Morkų mes skaitome apie Bartimėjaus istoriją. Aklasis Bartimėjus šaukė: Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Jis dar nemato, bet jau pasitiki ir gauna regėjimą. Šie žmonės neturėjo daug. Jie nebuvo ypatingi pasaulio akyse. Jie tiesiog pasitikėjo, kad Jėzus yra tas, ko sakosi esąs. Ir tas pasitikėjimas atvėrė jiems duris į naują tikrovę. Dievas keičia mūsų gyvenimą ne tada, kai viską suprantame, kai kažkas yra neaišku, bet tada, kai juo pasitikime. Ir pasitikėjimas niekada nelieka be atsako, nes Dievas yra ištikimas. Tačiau reikia pripažinti, pasitikėjimas viešpačiu ne visada reiškia lengvą kelią. Pažvelkime į Abraomą. Jam buvo pasakyta: palik savo kraštą ir eik į šalį, kurią tau parodysiu. Abraomas neturėjo žemėlapio, neturėjo GPS. Jis turėjo pažadą ir jis ėjo, nes pasitikėjo, kad Dievas žino kelią. Arba noras. Dievas liepė jam statyti laivą ten, kur net nebuvo jūros. Žmonės jį laikė bepročiu. Statybos truko daugybę metų, bet Nojus pasitikėjo. Ir tas pasitikėjimas išgelbėjo jį ir jo šeimą. Jėzus, mūsų viešpats, parodė tobulo pasitikėjimo pavyzdį. Getsemanės sode jis meldėsi: Tėve, jei galima, tepraeina ši taurė, tačiau tebūna ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Tai pasitikėjimas, kuris kainavo Jėzui gyvybę, bet atnešė išgelbėjimą visiems, kurie jį tiki. Dievas dažnai kviečia mus žengti tikėjimo žingsnį, kai aplinkybė sako: tai nesąmonė. Kartais būna, kai nežinai, kaip pasielgti, tu atneši savo baimę Dievui maldoje, o ryte prabundi su aiškiu atsakymu. Kai neturi jėgų, tu meldiesi ir tiki, kad Dievas sustiprins. Kai artimas serga, o tu nežinai, kuo viskas baigsis, tu vis tiek meldiesi ir laikaisi jo pažadą. Pasitikėjimas nereiškia, kad visada gausime atsakymus. Tai reiškia, kad laikysimės Dievo ne tada, kai klausimų daugiau nei atsakymų. Ar esate patyrę, kai pasitikėjimas Dievu keičia viską? Dažnai Dievas nepakeičia aplinkybių, bet pakeičia mus jose. Būna, kad jis nenuramina audros, bet gelbsti mūsų audroje. Kartais jo pagalba ateina ne iškart, bet kai ateina, supranti, kad jis visą laiką buvo šalia ir darbavosi. Pasitikėjimas viešpačiu visa širdimi nereiškia, kad neturėsime klausimų, bėdų ar problemų. Tai reiškia, kad kai meldiesi, tiki, kad Dievas veda. Kai žengi žingsnį, tiki, kad Dievas veda. Kai esi kryžkelėje, pasitiki jo žodžiu, o ne savo baimę. Kai bijai, pakeli galvą ir žiūri į priekį, nežinai, kad jis yra su tavimi. Todėl net jei esi abejonėse, pasitikėk. Net jei esi kryžkelėje, pasitikėk. Net jei nežinai, kur eiti, pasitikėk. Pasitikėjimas keičia viską. Ne todėl, kad mes stiprus, ne todėl, kad mes galime, bet todėl, kad Dievas yra ištikimas. Dievas žino mūsų silpnumą. Jis žino, kaip dažnai bijome, kaip dažnai abejojame, bet jis ištikimai laikosi savo pažadų. Kristus jau nuėjo kelią iki kryžiaus už mus. Jis jau sumokėjo kainą už mūsų nepasitikėjimą, už mūsų kontrolės troškimą, už mūsų abejones. Nebijok, pasitikėjimas Dievu keičia mūsų gyvenimą. Todėl leisime Dievui perrašyti